Šiandien vištieną kepu orkaitėj. Su pergale, satanistai. Ilgai laukiu šitą momentą. Jūs net nežinot, kaip aš jūsų nekenčiu. Kaip jūsų nekenčia Dievas. Neįtikėtina, neįtikėtina. Kaip galima taip nusivysti. Kamala Harris į vieną iš savo susitikimų su rinkėjais atsivedė ir pasisodino 10 abortistų. Nežinau, ar ten buvo daktarai, ar tik tai pardavėjai abortų, bet čia tas pats. Kažkam salėje pasidarė negera. Labai reikėjo medicinės pagalbos. Tarp jų neatsirado nė vieno, kas galėtų padėti. Bernardinai LT palaikė ir palaiko tokius satanistus kaip Kamala Harris ir visą tą leftistinę demokratų rinkimų pusę. Neįtikėtina. Čia yra katalikiškas žurnalas, interneto puslapis. Aš tikiuosi, kas nors iš vienuolių pamatys šitą video. Pamatys tikrai. Aš dar kad pasikartosiu, aš ne iš viso širdies nekenčiu tokių, kurie veda kitus į paklydimą. Dievas taip yra pasakęs. Tie, kas mažuosius erzins ir klaidins ir prievartaus ir žudys, tiem jau geriau yra negimti, arba kad akmenį girnapusę prie kaklo pririštų ir į vandenį. Čia yra netikėtina. Aš nesu šventas, bet kartu aš nesu toks kaip Bergolijo, kuris pasakė, kas aš esu, kad teisčiau. Pats greičiausiai prisipėdinės, tai todėl dabar net tas talismanas satanys neišleido. Neįtikėtina. Visą laiką. Aš anksčiau žiūrėdavau Bernardinai LT, tai visą laiką straipsniai apie atvirai satanistę Abramovič, kuri ten kraują su sperma maišo, kuri ten 100% rengia elito vakarėlius, kur greičiausiai ir žinot, ką aukoja kūdikius ir taip toliau. Netikėtina. Aš linkiu, kad sudegtų jūsų serveriai, kad nuskambėtų šitas skambutis su šitą feministinę kultūrą. Jūs žinot, kad feministės pačioj pradžioje reklamavosi kartu su satanistinė ideologija. Čia jų buvo arkliukas, tik tai paskui pamatė, kad nepraeina tais laikais, kad jau per daug kontroversiška. Čia buvo sukurtas satanizmas grinai tam, kad garbint šėtoną. Feminizmas buvo sukurtas tam, kad garbint šėtoną. Ir čia dabar Bernardinai LT oficiali politika yra, oi ne, jinai, bet ne, jinai, ar jisai ne feministė. Čia tipo blogai, kad ne feministė. Feminizmas tiesiogiai, jie atvirai tą sako, mūsų teisė žudyti. Čia mūsų pamatinė teisė. I'm okay with that. Man gerai dėl to. Vienas tenais Maleris, toks koks Bibis, sako. Čia yra gėda. O Dieve, ačiū tau, kad išrinko Trumpą. Kalbant apie Trumpą. Jūs šlykštus satanistai, jūs norit paslėpti Dievą, arba tiksliau velnę. Kaip buvo? Jamgi šovė tiesioginiam eterį, vos neištaškė smegenų. Ir žinot, kas įvyko? Dievas parodė fucką.
Čia buvo Dievo ranka, Dievo įsikišimas, Dievo pirštas, kurį aš jum dabar rodau. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš jūs nekenčiu. Aš esu skambutis tau, kokį ten dukra Teleloto, redaktorė, boba. Čia turėjo būti pagrindinė žinia. Dar vienas Dievo įrodymas. Ne, kojala, koks ten bibis, greitai pamirš. Niekas nepamirš. Kaip aš tikiuosi, kad Trumpas šitą visus jo žudikus, kad jisai suras ir visaip susidaros politiškai. Aš sakau, Dievas yra ir jisai nubaus. Ok, aš esu nuodėmingas ir aš nenoriu eiti į pragarą. Bet jeigu aš tylėsiu, jeigu kas mane žiūri, galvos, kad nėra, kad jie išpratėjo, neišpratėjo, tokių kaip aš turbūt yra daug. Gerai, aš neturiu pažįstamų, aš dirbu vienas. Bet tikrai yra daug, kaip vienas amerikietis kunigas pasakojo, kad jį kreipėsi šimtai, jis pats beje egzorcistas, šimtai kunigų, kurie dreba, nežino ką daryti, kai Bergolijo išdarinėja šitos cirkus. Dabar čia talismaną, tas satanistinė lėlė, kurią LMNOPQ kažkoks menininkas padarė. Čia akivaizdžiai pasityčiot iš katalikų. Aš jau mačiau. Aš vieną kartą žiūrėjau Švento Kazimiero bažnyčią Vilniuje jėzuito. Viskas aišku. Šėtonas. Atėjo komunija ir ką jūs galvojat? Bobos apsirengę astronautų kostiumais, dar davė vienai bobai paskaityti posmelį prieš Evangeliją. Pačią man labiausiai jaudinančią akimirką apmąstymui. Aš atsimenu vieną kartą mane labai sujaudino vieni žodžiai. Kai rupsuotas prie Jėzaus, jis pasakė, jei nori, aš tapsiu švarus. Jėzus jam atsakė, noriu, tap švarus. Su Trumpo pergalė. Atsiminkime, Dievas atleidžia. Ir Dievas yra tikras.